Jei būčiau advokatas, po šio filmo sakyčiau, kad kaltinimams nėra jokio pagrindo. Ir turiu jums pasakyti, kad beveik neįmanoma ir iš tikrųjų labai nesąžininga mane kalbėti po šalvos. Niekas negali konkuruoti su šalva. Bet padarysiu viską, ką galiu, per labai ribotą laiką. Noriu pakalbėti apie vietą, kad suteikčiau jums supratimą apie tikrąją mokslo ir technologijų vietą Izraelio saugume šiandien, ypač kosmose, kare per 2 karo etapus – Am-Kelavy prieš metus ir Šach-Šagad Hari. Prieš 4 mėnesius karas tarp Izraelio ir Irano, pirmiausia Izraelis prieš Iraną. Antrame etape, žinoma, Jungtinės valstijos ir Izraelis prieš Iraną. Tačiau aš susitelksiu į Izraelį. Ir aš noriu pradėti. Beje, aš neatskleisiu jokios paslapties ar paslėptos informacijos. Aš gerokai padauginsiu mįslių. Noriu pradėti nuo labai ypatingo, neįtikėtino laiško, kurį mes, Rafael Defense Systems ir Rafael vadovybės darbuotojai, gavome iš generolo Omero Tišlerio, Izraelio oro pajėgų vado, praėjus 1 dienai po karo su Iranu pabaigos. Ir aš pacituosiu tik paskutinę, svarbiausią šio nepaprasto laiško eilutę. Ir dar svarbiau, yra ne Mafrijašamas. Dar svarbiau yra ne tik paskutinis sakinys, bet ir paskutinis jo laiško žodis. Rafaelio gynybos sistemai. Tai skamba taip. Izraelio oro pajėgų vadas generolas Tišleris parašė mums taip. Apibendrinant. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad be Rafaelo mes būtume galėję tai padaryti. Brūkšnys. Mes būtume galėję padaryti. Nieko. Šauktukas. Tai labai stebina. Jis nesakė, kad galėjome padaryti daug mažiau. Turėjome naudoti kitą įrangą, kitokią Izraelio arba Amerikos įrangą, tai būtų užtrukę ilgiau. Būtume praradę kelis lėktuvus. Be Rafael gynybos sistemų būtume nieko negalėję padaryti. Labai sunku Izraelio oro pajėgų vadui tai pripažinti. Beje, jie veikia fantastiškai. Bet pripažinti, kad pagrindinis veiksnys čia buvo mokslas ir technologijos, kurias suteikė Rafael. Šiame kare žinote ką? Aš sutelksiu dėmesį į Am-Kelavioną, pirmąjį etapą prieš Iraną. Bet iš tikrųjų, antrasis etapas buvo labai panašus. Mes matome kare 4 etapus. Ir tai visiškai nauja era ir naujo tipo karas pasaulinėje ginkluotų konfliktų istorijoje. Pirmasis etapas užtruko tiksliai 10 sekundžių. Turiu omenyje, jis buvo ruošiamas daugelį mėnesių ir metų, bet veikimui prireikė tiksliai 10 sekundžių. Antrasis etapas užtruko 36 valandas. Abu etapai buvo nepaprasti ir neprilygstami, neturintys analogų ginkluotų konfliktų istorijoje pasaulyje. Trečiasis ir ketvirtasis etapai tada užtruko 12 dienų, o dabar 40 dienų. Koks buvo pirmasis etapas? Pradinis smūgis, kuris truko lygiai 10 sekundžių. Per pradinį smūgį prieš mėnesį, prieš metus Am-Kelavy mums pavyko nužudyti. Visus, ne kai kuriuos. Visus aukščiausius vyrus vadeivas. Ir aukščiausius Irano saugumo vadovus. Visus juos. Karinio štabo vadas, revoliucinės gvardijos štabo vadas, nes jie turi 2 skirtingas armijas. Oro pajėgų vadas,
oro pajėgų vado pavaduotojas, oro gynybos sistemos vadas, balistinių raketų vadovybės vadas, žvalgybos vadovas. Vėlgi, kiekvieną kartą tai yra 2 kartus, taip. Irano gynybos ministras buvo tik vienas jo vyriausiasis patarėjas ir 14 aukščiausio lygio mokslininkų, kurie dirbo prie branduolinės bombos kūrimo. Tai buvo prieš metus. Daugelis žmonių, beje, visi jie buvo perimti per pirmasias 10 sekundžių. Tai buvo labai svarbu ir ne visi jie buvo Teherane. Kai kurie iš tų 40 ar 50 asmenų miegojo Teherane, kai kurie kitose miestuose. Buvo 2:30 po vidurnakčio. Kai kurie iš jų, pavyzdžiui, Irano oro pajėgų vadas, buvo bunkeryje Irano oro pajėgų štabo pastate. Taigi jie buvo keliuose miestuose ir keliuose kompleksuose šioje didžiulėje šalyje, Irane, ir visi jie buvo perimti per pirmasias kelias sekundės. Tai buvo labai svarbu, nes jei būtų buvusi net kelių minučių pertrauka, kai kurie iš jų būtų spėję pabėgti. Taigi tai buvo labai svarbu. Daugelis žmonių sako, kad tai labai gražu, žinote, labai įspūdingas žvalgybos pasiekimas. Nes kaip mes tai sužinojome, lygiai 2:30 po vidurnakčio, apie 40 ar 50 žmonių, kur visi apsistojo. Ne tik kuriame mieste, kuriame pastate, kartais net kuriame buto kambaryje, kuriame lange ar kurioje požeminio bunkerio dalyje. Iš žvalgybos pusės tai labai gerai, bet paslaptis dar didesnė. Tikrųjų skaičių jums neatskleisiu, bet pagal Wikipediją skaičiau. Tai. Pirmasis smūgis, šis netikėtas smūgis buvo įvykdytas 200 Izraelio lėktuvų, kurie skrido visą kelią iš Izraelio į Iraną, daugelis jų į Teheraną, kuris yra už 1500 kilometrų. 200 lėktuvų. Ne visi jie F-35. Ne visi jie F-35. Ne visi jie buvo nematomi. Daugiausia F-15 ir F-16. Taip pat F-35. Tai armada. Tai ne 4 lėktuvai. Tai ne 12 lėktuvų. 200 lėktuvų pakilo iš Izraelio ir skrido į rytus Irano link. Jiems teko kirsti kelias šalis – Jordaniją, Siriją, Iraką, Kuveitą, Persijos įlankos šalis. Tada jie pasiekė Irano sieną ir daugumai jų dar liko – 800 km iki Teherano apylinkių. Irano gyventojai buvo aukštoje parengtyje. Visi radarai ir visi jutikliai buvo nukreipti į Iraką ir Persijos įlanką. Jie numatė, kad Izraelis gali kažką padaryti ir tikriausiai, jei Izraelis ką nors darys, tai bus vidury nakties. 200 lėktuvų. Jie nematė nė vieno. Jie nematė nė vieno lėktuvo, kai mes skridome jų link. Taip pat ir tada, kai lėktuvai jau buvo virš Irano. Viskas buvo atvira, jie nieko nematė. Nieko. Lėktuvai tada paleidžia šimtus šaudmenų, tolimojo nuotolio raketų, balistinių raketų, sklendžiančių bombų. Jie nieko nematė. Jie suprato, kad kažkas vyksta tik tada, kai visi 40 ar 50 aukščiausių vadų, taip pat mokslininkai, todėl ir 40 ir 50 buvo nužudyti. Ir jie girdėjo sprogimus visame Teherane ir visame Irane. Taigi tą naktį kažkas įvyko. Nežinau jokio panašaus pavyzdžio, kai 200 orlaivių skrenda ir tikiesi, kad jie pasirodys tau virš galvos. Ir tai užtrunka, tam reikia laiko. Nuo čia iki Irano ar Teherano skristi užtrunka 1,5 valandos. Tai ilgas laikas. Mačiau visus lėktuvus virš savo balkono Jeruzalėje. Galėjau pastebėti lėktuvus, kai jie kilo. Bet tą naktį jie buvo visiškai akli.
iki pat pirmojo smūgio. Kaip mes tai padarėme, aš nepasakosiu, nes neturiu pakankamai laiko. Kartais yra gerai, kai esi apribotas laiku. Bet jūs galite suprasti, kad čia slypi didelė paslaptis. Beje, kad palyginčiau su kita šalimi, su tikra supervalstybė. Izraelis nėra tikra supervalstybė. Izraelis nėra tikra supervalstybė. Izraelis nėra supervalstybė. Mes esame labai maža žydų valstybė, su daugybė silpnybių. Mes neturime strateginio gylio, turime labai ribotą teritoriją, neįmanomas sienas ir tik 9 ar 10 milijonų gyventojų. Tačiau Rusija yra tikra supervalstybė. Rusija yra tikra supervalstybė. Rusija jau 4 metus bando pašalinti Zelenskį ir jo aukščiausius vyrus. O Kijevas yra daug daugiau. Jis daug arčiau Rusijos arba Belgorodo Rusijoje, kuris yra Rusijos karinės įgulos dalis, nei Teheranas. Nuo Kijevo tai tik 120 km. Rusijai per 4 metus nepavyko nužudyti ne vieno aukščiausio vado, nei Zelenskio, nei gynybos ministro, nei Ukrainos generalinio štabo vado. Mes nužudėme visą Irano armijos ir revoliucinės gvardijos aukščiausią vadovybę. Ir ne vieną kartą, o 2 kartus. Nes po 8 mėnesių tai padarėme dar kartą, kai jau buvome atskleisti. Ir tai buvo nuostabus etapas. Kitas nuostabus etapas buvo pasiekiamas, kai jau buvome atskleisti, turėjome iš karto pasiekti rezultatų. Oro pranašumą virš Irano ir virš Teherano 1500 km čia, kad galėtume smogti tiksliai ir su daugybė amunicijos visoms branduolinėms vietoms ir visoms gynybos pramonės vietoms ir visoms Irano gynybos pramonės vietoms. Taigi dabar prasidėjus karui buvo labai svarbu iš karto įgyti oro pranašumą. Rusija bando įgyti oro pranašumą virš Kijevo, kuris yra vos už 100 km nuo sienos. Ir 4 metus jie neįgijo oro pranašumo. Jungtinės valstijos mums pasakė, kad jei galėsime įgyti oro pranašumą prieš Iraną, tai tikriausiai užtruks kelis mėnesius. Jeigu. Taigi Amkilė Amkelavicas užtruko 36 valandas. Ir po 36 valandų mums nebereikėjo slėptis ir nebereikėjo būti slaptiems su savo orlaiviais. Nes visos Irano gynybos pramonės buvo arba sunaikintos, arba visiškai paralyžiuotos. Tada, žinoma, mes pasinaudojome tomis 12 dienų tada ir 40 dienų dabar kartu su savo amerikiečių sąjungininkais, kad sunaikintume visą gynybos infrastruktūrą ir taip pat apsigintume. Aš nenoriu apie tai išsiplėsti, noriu užbaigti pasakydamas jums, kad tai yra. Kas čia įvyko? Tai yra nepaprastai įspūdinga. Ir yra keletas dalykų, kurie yra neprilygstami. Mes rašome naują karo istoriją, ypač konflikte tarp mūsų ir Irano. Pirmiausia, paprastai karo metu, jei pavyksta nugalėti priešus, kartais nužudai kitos pusės vadovus ir gynybos vyrus, kad užbaigtum karą. Tai pirmas kartas žmonijos istorijoje per 3500 metų užfiksuotos žmonijos ir ginkluotų konfliktų istorijos. Pirmas kartas, kai viena pusė žudo visus. Kitos pusės vyriausiosius vadus ne konflikto pabaigoje, o pačiomis pirmosiomis konflikto sekundėmis. Tai niekada anksčiau nebuvo nutikę. Tai yra visiškai nauja. Ir tai buvo pasiekiama, kaip mums rašė generolas Tišleris, tik pasitelkus mokslą ir technologijas. Kaip jis rašė, be Rafael mes nebūtume galėję nieko padaryti. Tada tai buvo pirmas kartas, kai 2 šalys, Izraelis ir Iranas, kariavo viena prieš kitą. Tai nebuvo viena operacija kaip Entebėje, 12 dienų, o paskui ir 40 dienų. Bet pakalbėkime apie tas 12 dienų. Mes apsikeitėme ugnimi. 12 dienų, o paskui ir 40 dienų. Bet pakalbėkime apie tas 12 dienų. Mes apsikeitėme ugnimi vieni su kitais. Jie paleido balistinės raketas, sparnuotasias raketas ir ilgų nuotolių dronus į mus. Mes perėmėme 96 arba 97 procentai jų. Ir mes smogėme jiems virš daugelio šalių, kurios nebuvo konflikto dalis.
Tai vyko virš Sirijos, Libano, Jordanijos, Saudo Arabijos, Irako, Kuveito, mūsų Persijos įlanko šalių, Kataro, visų jų. Šie mainai, visas šis karas vyko virš kelių šalių, kurios nebuvo karo dalyvės, ypač ne Amkelavyje. Pirmą kartą istorijoje įvyko toks dalykas. Karo, ypač ne Amkelavyje. Pirmą kartą istorijoje įvyko toks dalykas. Pirmą kartą istorijoje. Kai viena pusė įgyja oro pranašumą, ne savo tiesioginėje artumoje ar aplinkoje, bet labai dideliu atstumu. Taip greitai, beveik iš karto. Taigi noriu padaryti išvadą ir žinote dar labiau sustiprinti paslaptį. Čia tikrai kažkas įvyko. Izraelio oro pajėgų vadas, jam nebuvo lengva parašyti kažką panašaus. Parašyti žodį nieko. Be jūsų mes nebūtume galėję padaryti nieko. Ši labai aiški, ryžtinga, lemiama pergalė prieš Iraną Buvo pasiekta daugiausia. Su visa pagarba pilotams, oro pajėgoms ir žvalgybos darbuotojams. Tai buvo pasiekta. Tai buvo pasiekta daugiausia dėl Izraelio ir ypač dėl Rafaelio, bet taip pat ir dėl kitų subjektų Izraelyje, dėl mūsų mokslinio ir technologinio pranašumo. Galiu jums pasakyti, kad šiandien mes galime daryti tai, ko negali padaryti jokia kita šalis, netgi didžiosios pasaulio supervalstybės. Negali varžytis. Ir tai yra nepaprastai svarbu. Tai taip pat pabrėžia Mūsų alijanso su Jungtinėmis valstijomis svarbą, nes kaip visada sakau, pabrėžiu savo amerikiečių draugams, sakau, mes žinome, kas yra milžinas, o kas yra nykštukas. Gerai? Gerai? Mes nesame pasimetę. Mes žinome, kas yra milžinas, o kas yra balandis. Bet kartais balandis taip pat gali prisidėti žvalgybinė informacija, kai kuriomis technologijomis, tam tikrais proveržiais milžinui. Ir kartais kartu milžinas ir balandis yra stipresni kartu nei kiekvienas atskirai. Labai ačiū, viso gero.